primatavimai pirmieji. Su mano važiavimo klausimas, kiek atlaikys. Bet I gotta keep on moving. Ką? Lekiam? Viskas kaip ir paruošta. Liko nusipirkti užlenkamą peiliuką dėl saugumo ir šiaip jeigu kokios nors mėsytės norėtųsi pasipjaustyti. Ir vaistų nuo skausmo. Avdru kažkas. O daugiau tai kaip ir jaučiu, nieko nebereikia. Viskas yra paruošta. Jau ką pamiršau, tai tą pamiršau. Taip sakant, neprilaižysi jau. Kol kas jo tiek būtų. Ką, pradėkim kelionę 9 dienų vienai į užsienį. Tai ką tam užsienį? Sėkmės man ir jum. Važiuojam. Ką turim įsivedę? Krokuvą. Bus greičiausiai, kad pirmas taškas. Dabar toks įdomus pirkinukas. Peilis. Ir vaistai nuo skausmo. Na čia, kaip sakant, padūrsiu, ką nors ir iškarduosiu nuskausminamųjų. Kažkiek keistai žmonės žiūrėjo, kai jau pardai, bet... Ką žinau, man taip reikia, žinai. Kaip sakant, pasiduosime link Lenkų. Kol kas dar Kaune, prie Ermitažo. Bluetoothukas. Bandom. Let's begin the party! Jau apsipyliau vandenį. Kai dar nuotaikytę 10/10 papasakosiu kol kas išleista, nes galvoju sekti, kaip sakant, finansų šitos kelionės. Tai realiai kol kas išleidau 9 euriukus kurui. Tada 14 eurų esim Lenkuose. Tik tai kol kas nežinau, ar tikrai man jinai veiks. Dar ant Aušvico stovyklos 26 nusipirkau pirmadienį, nes galvoju dabar iki Krokuvos paliekti, rytoj Krokuvai praleisti, o pirmadienį ten Kemkilu, gal nuo Krokuvos ta Aušvico stovykla, tai ten manau, kad aš praleisiu gal pusę dienos, jeigu nedaugiau. Realiai kol kas tokie planiukai ir tokie finansai. Pažiūrėsim, kiek kelionė kainuos vienai su mašina į Lenkus, o gal ir toliau. Tai vat, pabandysim pasiekti viską. Kur langelį pametė bemsas. Jo veidrodėlis yra literaliai paprastas veidrodėlis, ne mašininis. Karoči, kad peiliai sulaptų, reikia dar vieną peilio. Bandysim prasūrti. Gerai, kad šitą turėjau.
Nes realiai net nebūčiau įsipakaus dabar. Tektų pirkti kažką, kokias žirklės, kurias lygiai taip pat greičiausiai reikėtų atidaryti. Ir irgi neturėčiau su kuo. Tokio dydžio piliukas. Va. Prašau, veiksnus. Svarbu ne ūgis, o smūgis, kaip sakoma. Mažiukas. Tokį, kaip sakant, visą laikį kišenį reiktų turėti tiesiog. Topex. Kaip ten daro. Tai va tiek. Kol kas sustojom degalinį. Sustojom. Čia jeigu ką mes sumorkim. Jisai ten va yra. Keliauja, stebi, kaip sakant, viską kartu. Tai sustojom degaliniai, nusipirkom dešrainiuką. 2,70. Pavalgėm, parūkėm. Ir toliau link Krokuvos. Dar kokie 600 kilų. Tai kaip sakant, kelelis tolimas. Biškį darysim nusukimą. Bet pagalvojau, kad biškį noriu kažkur sustoti ir važiuojant link Krokuvos. Tai suradau kažkokį kaip ir bunkerį, kaip ne bunkerį, kažkas tokio. Na, bet apleista. Tai varau ten pasižiūrėti. Biškį išlipti iš mašinos, parajudint kojas ir, kaip sakant, toliau važiuoti. Gal pakeliui vėl kažką įdomesnio pamatysiu. Tai va, susitiksime tenais. Biškai esam papuolę. Po 2 traktoriukų. Tai dabar kilometras 200 ant 20. Gerai, kad nedaug važiuotų. Ir šiaip keista, ką pastebėjau, labai, bent jau čia kaimuose, tai labai gerai išasfaltuoti keliai. Galvojau, kad čia iki to bunkerio reikės per žvyrus visokius važiuoti. Kuo puikiausiai, va, asfaltukas lygus, ta prasme, važiavau iš vis iki kaimo čia to per nutiestą naujai asfaltą. Nu wow, kaip sakant, ne Vilnius, ne Kaunas tikrai ir ne mūsų kaimai. Tai labai neblogai, tik daug ūkininkų, labai daug, ta prasme, visur čia jie malasi. Kažkaip čia įdomiai bus į tą bunkerį įlįst, klausimas, ar neprisikabins nieks. Aprangėlė tai tikrai netokiom vietom. Baltą maikutėm let. Varinį gal šungalį ir čia ko, mašina pravažiavo viena. Va ten turim vieną. Šiaip realiai čia per kažkada dabar dar žaimį. Nu, sorry, Hebra. Nepykit. Aš taip pat ir net. Girda atlėkė. Gal šitą krepšelį. Netryt. Aimas. Aišku, jau būtų kaip... Oi. Aišku, žinau, kad nieko ypatingo nerasi, bet ten dar vienas. Tas apaugęs, šitas labai įsikišęs. Aš jau sminu, kur šitą žemę. Ne, tikrai nepalieku pėdsakų. Va tokia jinai keliauninkė. Biškį nepasirinkusi rūbų. Ne, šiaip nesitikėjau, kad aš vestosiu kažkokį bunkerį. Galvojau, kad tiesiai tą Krokovą minsiu. Ir viskas. Čia mėšlais. Svarbu, kokio bomžiuko nerast. Nes angliškai tikrai nemokės. Galėjau lemputę pasiimt. Nepagalvojau. Na, metalas jau čia Lietuvoje būtų išpyzdintas. Nu, kad lempos nepasiėmė, tai durnai.
Teks naudotis flashlight. Na, bet čia tiesiog kambariukas. Čia irgi. O čia skylė ir čia metalas, tai... Ai, blema, čia visur metalas. Nu, tai nes bunkeris, na jau. Supratau, kad nieko gero. Mano Fordukas toli stovi. Einasas. Nu, čia realiai tik tiek, vat. Dabar ką dėl to daryti? Eit kiaurai. Jau čia eina. Čia gausiu pasivaikščiot man truputį. Ai, bet čia daug. Ten dar vienas va yra. Nu, jeigu karas, tai žinosiu, kur bėgti. Bent stogas virš galvos bus. Tik norėjau pėdas, kanopas kažkieno nufilmuoti. Tokios, nu, nemažas. Palei rankos dydį. Čia nuhujarina. Nu, kaip manot, šitam ką nors rasim? Ar lygiai taip pat nieko? Ką aš žinau, lavoną kokį bent jau. O, toks voratinklis. Davai. Mamusiu. Aš esu flashlight turėjau savo kišenį. Masas skylė. O. Ten jau gal būtų biškį įdomiau. Įdomu, kaip ten atrodo. Bet, blet, aš labai su rūbais nepasiruošus. Nu, čia aišku, kaipgi be šiukšlynų. Va. Gal pažįstama, klausykit, ne? Nieko. Va, koksai. High five. Angela. Bet ten būtų įdomu. Nes tokius rūbus. Summer's by. Žodžiu. Nieko ypatingo par šiukšlių. Stupidoji vietiniai fermeriai prilėkė. Jaunieji fermeriai tiksliau. Prilėkė pabūt su chebra aptartūkė. Tai va tiek realiai, tiek iš tų bunkerių. Judėsim toliau link Krokuvos. Gal dar kažką užmatysiu įdomesnio, kas patrauks akį. Nes ten tokios vietos kaip, blet, fontanas ar akmuona, tai nelabai aš matau tol, ko eikvot nei laiko, nei pinigų. Tai manau, kad aišku, apleistom vietom, tai man patinka, nieko nesakau. Bet tik tiek kol kas. Kol kas tik tiek. Žiūriu, kad aš čia pataikiau parkingą pasirinkti. Prie šūdų krūvos. Ir liksi šitą mireną, ubagę velnio. Oi, skaniai. Skaniai. O, mano, kaip čia pasakyti dabar, mano draugas, draugė, gal net nežinau, Monde. Vienintelė ir ištikimiausia, kol kas nepavedus jokių kelionių. Vieną beveik pavedus, bet susitvarkė. O, aparatas. O, museliukų pritraiškita. Kol kas nuo manęs kentėjusi tik tą buferį.
Daugiau nieko. Jau čia va mano realiai atrodo sėdimoji vieta. Čia va turiu šmutkių, mėgmaišiukas, o gale ten dar prikrauta. Nu, žinot, kaip pas Bobą. Tai pilna bagažinė iš tikrųjų daiktų. Žinau, kad greičiausiai pusės net ten panaudosiu. Bet, kaip sakant, man tai nemaiš. Realiai dar 441 kilometras. Ir be to turiu 2 draugės, Zeldas. Čia yra musės, kurias vežuosi jau nuo bunkerio. Biškai užknisa, nes kartais į veidą lenda, o lauk neina. Bandžiau visai išvaryti. Sakė, jos varo su manim. Tai žodžiu, mūsų jau daug. Keliaujam toliau. Kad visur būtų va tokios sienos, tai tobula būtų. Visuose autobanuose. Nespėjau gaila nufilmuoti. Bet važiuotume kaip džiunglėse. Achuienai būtų. Tarp joklių. Saulė nekaitins, garso nebūtų tiek daug, nebūtų taršos tiek daug, nesugertų visi tie vijokliai. Žinokit, visi pagalvokit apie šitą. Rašom peticiją. Realiai važiuojam toliau. Jau biški šakyčių pavargusi atrodo. Ne, šiaip nebuvau stojus realiai dar nuo bunkerio niekur. Ir cigariukų, kaip sakant, mašinai parūkiau viską. Bet dabar galvoju, kad aš turiu tą dujų viryklėlę tokią, nu žodžiu. Tai galvoju nusipirkti puodą, kokį mažiuką visai, kad galėčiau ryte užsivirinti vandens ir pasidaryti kavos. Nes kava man patinka. Nes šiandien tai nekosiu tikrai mašinai. Tai va, tai galvoju nulėkti pasimtą puodą, turiu vandens, nusipirk kavos, cukriuko, turiu visus, kaip sakant, indus, tai galėsiu pasidaryti. Ir manau, kad šiandien iki pačios Krokuvos gal nevažiuosiu. Yra čia prieš jį Kilce miestelis, tai galvoju, kad jame sustosiu. Gal nueisiu po patį jo centrą pasivaikščiot, pasižiūrėsiu gal kažką Google Maps išmes įdomaus, kas patiks. Tai manau, kad čia tą miestelį užbaigsiu šiandien dieną ir kažkur gal aplink jį, nežinau, pačiam mieste tai gal nestosiu nakvot, bet kažkur susirasiu aplink jį kokį kempingą ir manau, kad ten sustosiu pernakvot, kad nu, ne vidury miesto, nes po to kavytės aš savo tai tikrai nepasidarysiu. O visai norėčiau taip wild, kaip sakant, o nenueiti tiesiog į kavinę ir nusipirkti. Tai va, realiai iki jos Kilce 105 kilometrai, pasižiūrėjau šopus, tai čia realiai pas juos visi tie kaip aibės, pas mus tai pas juos žabkos, bet tose žabkose dažniausiai nieko gero nebūna, puodo tai tikrai nemanau, kad rasiu. Tai varau į Aldi, nu realiai kaip Lidlas, manau, kad ten turėtų būti tikrai tas puodas. Pirmas stopas po bunkerio. Esam, turim po 6:26. Galim pasižiūrėti, kur esam. Kilce. Tai jau atvykau į Aldi, darysiu ieškoti puodo. Šiaip gan nemažas miestas atrodo, tai jaučiu, kad irgi bus ką paveikti. Kol kas didžiausias įspūdis yra tos audinės, geltonos. Daugiau nieko gero. Darysiu pasivaikščioti, gal biškai apsirinkti tai reikės, nes biškai vėsu jau. Keista iš vis būtų išlipus. Nu ką, šiaip į tūliką noriu, bet pirmą puodą nusipirksiu, tada ieškosiu tūliko. Nes išgėriau realiai beveik visą šitą gertuvę. Labai nedaug liko. Tai kur tu nenorėsi? Tai tiek žodžiu, varom į Aldi. Iškart noriu papasakot. Išleidau 12,84 ir
puodo nebuvo aišku. Ko tikėtis reikėjo, nežinau, šiaip tikėjausi, kad bus, bet ta prasme išdraskyta, išdaužyta ten viskas, tai nebent galėjau tokį kokių 5 litrų, ta prasme, puodą pasimt ant kavos pasidarimo. Tai aš sugalvojau kai ką. Tai parodys. Čia aišku, va, holas. Pasiėmiau 2 bandučius pusryčiam. Sneksiu, pagalvojau, kad mašinai turėt. Man kai kornsiai patinka, tai turėtų būti skanu. Labai jau mažai dėl to 2 pasiėmiau, cukriukas. Va. Čia aišku dantų pastas. Kadangi metalinis, galėsiu dėti kaitint. Ir man žiūris vanduo. Žinau, juokinga tikrai. Kavytė su kokosu. Tikiuosi, kad kavytė, nes nesiverčiau. Bet pagal vaizdą tai turėtų būti kava. Su kokosu, nes baisiai dievinu. Cukriukas ir mėsytės. Realiai, vieniem pusryčiam. Tai va toks holas. Dabar, karočią, varau tūliko ieškot, nes, baisiai noriu. Baisiai. Iškart užfiksuojam, užsipylėm kuriuko. 67,28. Varom pavalgyt. Dar paišlaidau. Paieškosiu dabar kažko, nežinau, ką sukirs norėčiau, tai pasižiūrėsiu, kas suvilios sakė ir varysiu pavalgyt. Nusprendžiau, kad varau į KFC pavalgyt, nes pasižiūrėjau, tipo Google Maps ten tos žvaigždutės atsiliepimus. Tai visas kitas žemiau trejeto, ta prasme trojka arba žemiau, tai tipo čia kur šalia esu. Tai varau KFC, tipo visai senai valgiau, tai kodėlgi ne? Čia kažkoks, kaip suprantu, kaip pas mus, Akras mega tokią vietą, nuvarysiu į vidų. Pavalgysiu. O tada gal varysiu pasivaikščioti dar kokį centriuką, nežinau, kažkur kažką tokio. Jau šiaip tamsu. Tai gal ir gerai, kad aš ten nevariau tos Krokuvos, nes būčiau visiškai tamsoje nuvarius, nei aš būčiau ten ką paveikus. Tada dar tamsoje susirasti vietą. Ir dabar ieškosiu tamsoje vietos. Bet still. Žodžiu, manau, kad čia geras sprendimas buvo staptelt šitą miestelį šiandien. Tai va, varau pavalgyt, o po to gal parodysiu kažką iš vietos jau, kur sustosiu, arba jeigu varysiu dar į centriuką. Taip. Kažką vis tiek dar parodysiu. Pavalgiau, bet, ką žinau, kaip ir Lietuvoje tas paršūdas. Nežinau, tik ar ten Kalifornijos yra dabar Lietuvoje, ar nėra, tipo mėsainis. Žodžiu, kažkokį Kalifornijos mėsainį valgiau. O, mano frendau laukia manęs. Aš aišku nerandu raktą. Ai, pakelius palauk, bet dabar neusimtis. Elemas. Čia lietuviškas. Va. Įdomus. Reikia paragauti, plonų jaučiu. Karočią, cigarų magnatai. Realiai. Į savo chatą. Atvariau. Biškį neleistina vieta prisiparkavau, nes čia yra paskutinė vieta, kur stovi Toyota. Bet, ar man svarbu? Ne. Įdomu, kiek kainuoja. Realiai ieškau, kad būtų Old Town ar kažkas tokio, ar centras. Nieko čia Google Maps nemetė, bet susiradau daugiausiai visokių restoranų, barų, tipo busy area. Tai čia yra einu tiesiog praseit. Realiai Kauno centriukas be bažnyčios.
Jeigu turėčiau chatą šiandien, tai varyčiau tikrai vieną alaus iššauti į kokį pubą. Bet vieną. Bet kadangi neturiu, reikia dar važiuoti iki nakvynės vietos. Tai ne šiandien. Kol kas didžiausias įspūdis yra tos audinės geltonos. Dailė. Daugiau nieko gero. Na, realiai nieko čia nepamatysi labai. Prasėsiu ratuką ir varysiu ieškoti nakvynės vietos. Nes šį vakarą be alaus pagerimo, tai, ką tu daugiau čia rasi? Spėjau nieko. Šitas buvo įtrauktas net į Google Maps, tipo kaip lankoma vieta. Nežinau, kas jie tokie. Ofliai. Čia jeigu ką, su to su mergytė pralikę prieš tai mačiau čia. Tokia ramesnė gatvelė. Aišku, vienintelis išvažiavimas iš visų tų nuosavų namų, kur čia dabar pravažinėjau. Tai, dieną visi čia pro mane važinės. Bet jeigu man pavyksta dekį užsidengti, tai man tai poch, tegul žiūri į tą mašiną, manęs tai nemato. O čia va šone paeisiu, atsidarysiu va duris ir pasivyrusiu kavytės. O jeigu ir ne, ryte pavažiuosiu kur nors ir įsivirsiu. Davai bandom. Va tokį aš. Turiu va tokį šviestuviuką. Kritau karočią. Reikia gerai apgalvoti, kur ką dėti. Oi, krenda mano šviestuviukas. Jeigu ką į griovį kritau. Realiai sostas. Čia nors apnuosim. Nežinau, ar matys per ten, bet realiai to negyvenam. Realiai jau yra po 12:10. Montuoju vlogiuką, jau baiginėjau iš tikrųjų. Tai pas jūs po 1:10. Tai vat, sostas atrodo taip, kojytės ištiestas miegmaišį, dar vieną miegmaišį pasimsiu įlyst. Šitas realiai liks kaip paminkštinimas, nes kas darinai, kad čia toks išlenkimas yra, tokio dydžio pakilimas gaunas, kai sėdynė įsitėse. Tai biškai darinai, bet, nelabai kitą pasirinkimą turiu. Tai va, šiltai apsirengus, kaip sakant, nes jau vėsu. Pirma dienelė baigta. Buvo malonu, kas išbuvot, kas žiūrėjot, kaip sakant, iki galo. O rytoj filmuosim kažką naujo. Gal biškai įdomiau bus negu šiandien. Šiandien tas toks važiavimas realiai pagrinde. Bet daug to važiavimo bus. Žodžiu. Gerai, buvo malonu. Peace.